Tai ši tema yra vėlgi sąlyginai, mano manimu, pakankamai paprasta. Ja tiesiog reikia išmokti mum taisyklingai panaudoti, kad žinotumėm situaciją, kurioje reikia tokį sakinį, pavyzdžiui, mum pasakyti. Tai there is, there are mes apskritai naudojam, kai kažkas tiesiog egzistuoja, kai norim pasakyti, kad kažkas tiesiog yra. Ir šiuo atveju tas, kas atlieka veiksmą, gaunasi, kad atsiduria netgi kitoj sakinio pusėje. Ir ypatingai, jeigu mums reikia, pavyzdžiui, pasakyti, kad lokaciją, nurodyti vietos, kur kažkas tai yra. Na, žiūrėkime pavyzdžiuose, kaip tai atrodo. Tai pavyzdžiui, apskritai žodis ten ir yra there. Pats žodis there reiškia ten. Here yra čia, there yra ten. Tai pavyzdžiui, kažkas yra, ar ne, jeigu noriu pasakyti, tai sakau there ir sakau tada veiksmažodžio būti formą. Ir dabar, kai aš naudoju šitą struktūrą, aš kalbu apie trečiąjį asmenį tik tai. Tai reiškia, aš naudosiu, jeigu tai bus vienaskaita, naudosiu there is, ar ne, nes he, she, it is. O jeigu daugiskaita, they, ar ne, trečias asmuo yra they daugiskaita, tiek daiktam, dalykam, tiek žmonėm, tai jau yra are. Tai they are. Dėl to ir turime there is arba there are, priklausomai nuo to, ar tai yra daugiskaita, ar tai yra vienaskaita. Tai kažkas, kabutėse, kaip sakoma, ar ne, yra, tai yra there plus veiksmažodžio be forma. Tai pavyzdžiui, tai yra, aš galiu sakyti it is, tiesiog, tai yra, ar ne, it is. Jie yra, aš paprastai sakau they are, ar ne? Jeigu patį faktą noriu pabrėžti, kad jie yra arba tai yra kažkokiam sakinėje. Ypatingai, pavyzdžiui, jeigu sakau jie yra gražus, tai sakau they are beautiful. Arba tai yra gražu, aš sakau it is beautiful. Nes tai ne tik, kad nurodo patį faktą, kad tai yra, bet tai daugiau naudojamas kaip veiksmažodis būti, kad tai kažkas tai yra kažkoks tai. Bet dabar žiūrim, pavyzdžiui, tie dalykai arba daiktai yra, tai būtų they are. Lygiai taip pat, ar ne? Kaip daugiskaita they are. Tai kaip pavyzdys dabar keletas sakinių su šita there are, there is, there are konstrukcija. Tai pavyzdžiui, puodukas būtų a cup, ar ne? Stalas yra a table. A table, ar ne? Ant stalo yra puodukas. Tai matot, pradedu sakinį aš nuo vietos aplinkybės, ar ne? Kur yra puodukas. Nes šiaip sakyčiau, puodukas yra ant stalo. Bet jeigu noriu pabrėžti patį faktą, kad ant stalo yra puodukas, aš sakau there is a cup on the table, ar ne? Tai tiesiog kitokio pobūdžio konstrukcija sakinio. Aš galiu sakyti a cup is on the table. Bet jeigu noriu pabrėžti patį faktą, kad yra kažkas tai ant stalo, there is a cup on the table. Ar ne? There is a cup on the table. Ten yra puodukas ant stalo. Na, tiesiog tokia įdomi konstrukcija, bet jinai anglų kalboje yra naudojama. Nes tiesiog kartais mes norim tokiu būdu pasakyti. Pastebėkite ir lietuvių kalboje, kaip ir sakau, aš galiu sakyti dviem variantais. Ant stalo yra puodukas, galiu sakyti puodukas yra ant stalo. Ar tai esmę kažkom tai keičia? Jeigu aš labai pabrėšiu puodukas žodį, puodukas yra ant stalo, tai nurodysiu, kad ne kas kitas ant stalo yra, bet puodukas. Bet tiesiog sakydamas ant stalo yra puodukas, aš tiesiog konstatuoju patį faktą. Nu, ant stalo yra puodukas. Tai neturi jokios didelės reikšmės apart tiesiog to, kad aš tai norėjau pasakyti. Lygiai tas pats yra anglų kalboje, ar ne? There is a cup on the table. Žmonės yra people. Kambarys yra a room. Dar viena situacija, kur galim panaudoti, pavyzdžiui, šitą konstrukciją. Jeigu aš noriu pasakyti, kad kambaryje yra 100 žmonių. Dabar, jeigu aš jau versiu kitą pusę ir sakysiu 100 žmonių yra kambaryje, tai kažkaip keistai skambės, ar ne, truputėlį. Čia aš patį faktą noriu pabrėžti, kad kambaryje yra 100 žmonių. Kitaip aš lietuvių kalboje netgi ir nepasakysiu. Lygiai taip pat ir anglų kalboje. There are 100 people in a room, or in the room, ar ne? There are 100 people in the room. Tik tai nesumaišykit, 100 yra nors ir vienas kitinis žodis, bet people mes turim daugiau. People are, ar ne? Dėl to mes turim there are people, 100 people in the room. There are 100 people in the room. Maistas yra food. Food, ar ne?
Ant stalo yra šiek tiek maisto, noriu pasakyti. Šiek tiek yra some, ar ne? Tai, pavyzdžiui, ant stalo yra šiek tiek maisto. Tiesiog konstatuoju patį faktą. Galiu sakyti, maistas yra ant stalo ir sakysiu, the food is on the table. Ar ne? Bet galiu sakyti, ir ant stalo yra maisto. There is, ar ne, some food. Food kaip ir, pavyzdžiui, water, vanduo, ar ne? Nors tai yra ir nesuskaičiuojamas dalykas, bet jis yra vienaskaitinis žodis, yra toks bendrinis. Dėl to yra is. There is some food on the table. There is some food on the table. There is, ar ne? Yra ant stalo maisto, ar ne? Ant stalo yra šiek tiek maisto. Ant stalo nėra jokio maisto, dabar jeigu turim neiginį, mes naudojame any. Any, ar ne? Nebe some, bet any neiginiai naudojamas yra. Dar padarysiu atskirą pamoką su some, any, visais šitais žodžiais. There isn't any food on the table. There isn't any food on the table. Atsiminkit, kad neiginys some aš negaliu naudoti. Negaliu pasakyti there isn't some. There isn't any food on the table. There isn't any food on the table. There is not any food on the table. Jeigu nori, galiu atskirti isn't, ar ne, šitą vietą. Kambaryje yra katė. Vėlgi pats faktas, kad kambaryje yra katė. Ne kad katė yra kambaryje, ar ne, bet kambaryje yra katė. Tai yra, there is a cat in the room. There is a cat in the room. Labai įdomi konstrukcija, ar ne, kai pagalvojate, jeigu lietuvių kalboje bandytumėm versti pažodžiui, ten yra katė kambaryje, viskas okei, ar ne, patį faktą nurodau, kad ten, bet tiesiog anglų kalboje mes ten statom į priekį, ar ne. There is a cat in the room. Ten yra katė kambaryje, ar ne, kambaryje yra katė. There is a cat in the room. Ar kambaryje yra katė? Pamėginkit pagalvoti, kaip klausimą padarysim. Reiškia, jeigu teiginys yra there is, tai faktas, kad is šoks į priekį, ar ne? Is there a cat in the room, ar ne? Dabar aš raudonai pažymiu katę kaip tą, kuri atlieka veiksmą, nes jinai ir yra tas, kuris daro is, ar ne? Kitu atveju netgi turėtumėm kitokį galbūt veiksmažodžio būti formą, turėtumėm kitokią, ar ne? Būtų are, galbūt priklausomai nuo to, kas tas, kuris atlieka veiksmą, bet mums nereikėtų suprasti tai tiesiogiai, kad yra tas tvarkingas gramatinis sakinys, kuris turi veiksnį ir tarinį, nes, matot, čia is su there susikeitė vietomis, pavyzdžiui, klausime, ar ne, jau netgi cat jisai kaip liko tenai tai vietoje, taip ir liko sakinyje. Tai tiesiog supraskit, kad kaip ir katė atlieka tą buvimo veiksmą čia, bet tai nėra standartinis sakinys, tai yra truputėlį kitokia anglų kalbos struktūra. Tai ar kambaryje yra katė? Is there a cat in the room? Ar kambaryje yra žmonių? Daugiskite, ne? Are there people in the room? Are there people in the room? Are there people in the room? Problema yra a problem, tarptautinis žodis, ar ne? A problem. Tai pavyzdžiui, ar turime problemą? Būtų is there a problem? Dabar galime ir su turėjimu naudoti lygiai taip pat ir anglų kalboje. Aš galiu sakyti, do we have a problem, ar ne? Taip agresyviai. Ar mes čia turim bėdų kažkokių, ar ne? Do we have a problem? Bet lygiai taip pat ir galiu pačio fakto klausti, ar yra problema? Is there a problem, ar ne? Is there a problem? Ar yra kažkokia problema? Is there a problem? Galiu klausti tikrai ir taip. Tai viskas priklauso nuo situacijos, ar ne? Nuo konteksto, nuo to, kaip jūs norit pasakyti. Šitas tiesiog yra vienas iš būdų pasakyti, ar ne? Galit klausyti, do we have a problem, ar ne? Do you have a problem, ar ne? Ar tu turi galbūt problemą? Is there a problem? Ar apskritai yra problema? Is there a problem? Viskas priklauso nuo situacijos ir nuo to, kaip norit paklausti. Tai yra tik vienas iš įrankių, kuriuos jums reikia žinoti ir suprasti anglų kalboje. Prekybos centras, pavyzdžiui, yra shopping center. Shopping center. Center. Tai, pavyzdžiui, mano mieste yra 2 prekybos centrai. Mano mieste yra 2 prekybos centrai. There are 2 shopping centers in my city. Tas visas 2 shopping centers yra kaip ir tas, kuris are, ar ne, kuris atlieka veiksmą. There are 2 shopping centers in my city.
There are 2 shopping centers in my city. Ar tavo mieste yra prekybos centrų? Ar ne? Naudosim vėl tą patį any. Are there any shopping centers in your city? Ar ne? Are there any shopping centers in your city? Kaip ir sakiau, su any turėsim dar atskirą pamoką, kur išmoksim naudoti taisyklingai some, any, visus šitos žodžius. Tai ar tavo mieste yra prekybos centrų? Are there any shopping centers in your city? Are there any shopping centers in your city? Ir pabaigai tiesiog atsakote nėra. Tai jeigu klausėme, pamenat, sakiau ar ne, kad kaip klausiam anglų kalboje, taip ir atsakom. Tai jeigu klausia are there, tai ir atsakot. Arba there are, arba there aren't. Ar ne, there aren't. Jeigu neiginys, ar ne, tai šiuo atveju, jeigu sakom nėra, tai there aren't, arba there are. Ok, tai su šita tema šią pamoką kaip ir baigim. Kaip ir sakau, tai yra tokia pakankamai subtili tema, tai nėra tas dalykas, be kurio anglų kalboje neišsiversit. Kaip ir sakau, tai yra toks vienas iš įrankių, kuriuos turite išmokti naudoti, tai yra pakankamai paprastas įrankis, ar ne? Jis aiškinamas mokyklos yra labai labai anksti, bet aš nepasakyčiau, kad jis taip dažnai naudojamas ir jis toks reikalingas, nes kaip matėt, visus tos sakinius, iš esmės, išskyrus sakinį kambaryje yra 100 žmonių, ar ne, kur norėjom patį faktą pabrėžti, kiek tų žmonių ten yra, there are 100 people in the room, išskyrus tokį sakinį, visus kitus aš galiu apversti, ar ne? Galiu pasakyti kitų būdų, netgi tą patį sakinį su 100 žmonių, aš galiu pasakyti, kad we have 100 people in the room. Mes turime 100 žmonių kambaryje. Tiesiog yra kitų būdų, kaip tai pasakyti, bet yra vienas iš įrankių, vienas iš būdų, kurias turite žinoti, suprasti, jeigu jums sako, ir galėti panaudoti, tiesiog praturtinti savo anglų kalbos tą bendrą ir žodyną, ir struktūrų, tą kiekį, kurį naudojate, kad viskas atrodytų šiek tiek spalvingiau.